Kokios, manai, turi savybės, kurios tave padaro lyderiu? Gebėjimas įsikūnyti į situaciją. Esi ir Kaspo kareivis ir iš ten labai daug disciplinos ir verslui atitinkamų atributų galima, taip sakykime, įgauti. Sakyčiau, kariuomenė yra labai gera perspektyva civiliniam gyvenimui. Palinkėdamas kanalo žiūrovams būti ne vidutiniais, o išskirtiniais. Dirbi marketingo toj rinkoje, taip? Srity, taip. Taip, srity. Na ir kokie košė ten verda, ypatingai dabar? Oi, visokia. Šiaip iš LinkedIno mimo galėtum suprasti, kad visi kariauja, bandydami atstovėti tiek už savo darbus, tiek už savo sritis kažkokias tai. Ar nišas. Kas kariauja truputį už modernesnę pusę, už jajų, kas stengiasi šiaip išgyventi. Bet šiaip smagi ta košė, smagi iš idėjos kaip niekada. Daug galimybių, daug naujų durų, daug atsirado galbūt labai daug poreikio kūrybiškumui ir novatoriškom idėjom, nebe tiek techniniam dalykam. Tai rinkodara po truputėlį pradeda pagaliau nulipti nuo Excelio ir išeiti į creative boardus. Gerai, tai kaip jau mums būdinga šitam kanale, mes pakalbėsime apie 3 pagrindinės temas. Na, per daug gal neišsiplėsime ties kiekviena iš jų, tačiau kiekvieną pasitengsime paliesti. Tai žinoma lyderystė, kokia ir yra viso kanalo esmė. Taip pat apie verslą pakalbėsim, na ir apie patį marketingą, tai yra rinkodarą lietuviškai kalbant. Tai, na, pradėkim gal nuo tos lyderystės šiek tiek labiau. Tai aš Deividą matau kaip gan lyderišką jaunuolį, lyderišką jaunuolį. Ir tai mano šabloninis klausimas. Kokios, manai, turi savybės, kurios tave padaro lyderiu? Primink auditorijai, kiek metų tau dabar yra? Man 22. 22 metai ir jau pasiekimų sąrašas gan netrumpas, sakyčiau. Kiek žinau aš pats, dar greičiausiai ir pats daug nežinau, bet kiek daugiau apie tai vėliau pakalbėsim, na, bet dabar prie klausimo grįžkim. Na, kokios lyderiškos savybės pas tave? Kokios lyderiškos savybės? Galbūt sakyčiau, gebėjimas įsikūnyti į situaciją. Ir čia dalykas atėjęs tiek iš šauliukų, iš kariuomenės, nes Šaulių sąjungoje turbūt nuo 13-14 metų buvau. Tai kadangi buvo įkalta ta struktūra ir poreikis kreiptis į aukščiau save esantį vadą ir spręsti visus klausimus, o jeigu turėdavai šauliukų po savim, būtų už juos visus atsakingų ir prižiūrėti, kad visi būtų pagėrę, pavalgę, pailsėję, nenutrintom kojom. Tai galbūt tas gebėjimas įsikūnyti situaciją, suprasti problemas, suprasti, kuo žmonės gyvena ir padėti jiems tas problemas išspręsti ir priimti vienus kitus reikalingus sprendimus. Ir tas dalykas labai gerai atsiliepia iš rinkodaros, kadangi norint būti gerų marketingo specų, turi suprasti savo auditoriją, suprasti, kur jai skauda, kaip jau užkabinti, kokias problemas išspręsti, kokius taškus išryškinti, tarkim taip. Tai tas gebėjimas įsikūnyti įvardykim pavaldinius ar žmonės, kuriuos vedi į priekį ir pagelbėti jiem visom išgaliam. Taip, tai jau paminėjai šaulius ir, kaip aš žinau, auditorija nežino, bet esi ir Kaspo kareivis ir iš ten labai daug disciplinos ir verslui atitinkamų atributų galima, taip sakykime, įgauti. Kuo tai pasitarnauja tavo karjerai? Galbūt sakyčiau, kariuomenė yra labai gera perspektyva civiliniam gyvenimui. Kai supranti truputėlį, kokias atsakomybės ir ką statai būdamas kariu,
kai išeini į pratybas, turi tas priešo veiksmų imitavimo grupės, prieš kurias žaidybiniais elementais, bet vis tiek kariauji ir suvoki, kokios rizikos galėtų būti. Paskui visas kitos problemos tiek verslė, tiek civiliniam gyvenime tokios pasidaro nebeesminės. Pasidaro kaip galvosakiai, kuriems reikia truputį pakrūtinti smegenis, kad išspręstum, bet tai nėra kažkokie tai gyvenimą keičiantis sunkumai, tarkim taip. Tai kariuomenė yra gera perspektyva, kuri leidžia ir nusigroundint šiek tiek, miške pabūnant, ir suvokti, kas yra disciplina, suvokti, kas yra atsakomybė, suvokti savo veiksmų svarbą, kai judi ypač mažuose vienetuose ir tas tavo indėlis, gebėjimas išbūti tyliai ir atlikti tau paskirtą užduotį yra iš idėjos esminis, norint, kad tavo skyrius, tarkim, išgyventų. Tai visi šitie dalykai paskui labai gražiai įsiriša į verslo gyvenimą. Taip, o gerai, o irgi labai, sakyčiau, į temą klausimas tiek mūsų auditorijai, tiek apskritai. Labai jaunimas paskutiniu metu baidos kariuomenės. Pateik rekomendacijas, parduok kariuomenę mūsų žiūrovam. Jo, baidos. Čia, aišku, atskira diskusija būtų, kodėl visuomenė tokia sąlyginai minkšta pasidarė ir kodėl jauni kariai atėję į bazinę tarnybą paskui verkia pirmą kartą į mišką atvažiavę, nes nėra šviesų, nėra pastatų, kur aš čia atsiradau. Bet čia truputėlį kitos problemos. Bet šiaip kariuomenė ganėtinai smagus reikalas. Gauni pašaudyt, gauni pabėgiot, gauni tokią ultra fainą terpę išsijungti iš kasdienės rutinos. Nes krašto apsaugos savanorių pajėgose mes to kareivinių režimo turim iš idėjos labai nedaug. Jeigu nevažiuoji ten kažkokias specializuotas pratybas, turim tik tai 3 savaitės bazinio kurso. Grinai tokio kareivinių režimo. Bet turbūt vienas smagiausio laikų, kokį turėjau kariuomeniai, kubrike vadinamam, su dar 17 žmonių gyvent 30 kvadratinių metrų. Smagus laikas. Vienas dalykas, smagus laikas, labai susibendrauji su žmonėm, prisirenki daug įdomių kontaktų, ypač jeigu į tokį kaspą nueitum, kadangi ten bėgančių nuo šaukimo iš idėjos nebepriima, tų, kas jau yra šaukimo sąrašuose. Tai turi terpę žmonių, kurie iš idėjos aukoja savo laisvą laiką, savo savaitgalius, tam, kad ateitų išmokti kažko naujo. Tai yra tokia labai motyvuota erdvė, labai motyvuotas kontingentas, kuris ateina su rimtu tikslu. Gera terpė pabūti, gera terpė išmokti naujų įgūdžių, paskui labai faina pasidalintais videkais, kurios retkarčiais leidžia pasifilmuoti arba papasakoti istorijas, kaip C4 ar salietras sprogdinai, ar su kulkosvaidžiu šaudai, ar dar kokius nors įdomius dalykus darai, šaudydamas iš sraigtasparnio ir panašiai. Tai daug smagaus laiko. Gali tikėtis daug smagaus laiko ir gali tikėtis daug tokių fizinių sunkumų, kurie pereina į poreikį susitvarkyti su savo galva. Jeigu sugalvotum išeiti, tarkim, kokią žvalgų atranką, kur yra 3 dienos tokio hardcore be maisto judėjimo, be maisto, be miego, ir atsiranda labiau poreikis išgyventi viduj su savo mintim ir atrasti tą, kodėl aš turėčiau toliau eiti. Ne tiek kaip leisti kojam pailsėti, kad sekantį žingsnį padėtum. Kas vėlgi paskui labai gerai persitikia į verslo pasaulį, kai sėdi mėnesį 2 nežinodamas ką daryti, neturėdamas jau ir bandai tą savo verslo idėją įgyvendinti vis toliau ir turi turėti tą kietą kodėl kur nors pas save giliai širdį. Tai vat padeda dar ir save atrasti prie to paties. Taip, sutinku. Man pardavinėti jau tokio dalyko nereikia, aš jau jį įsigijau, taip sakykim. Bet jaunimėliui, kuris žiūri, bus labai stiprus argumentas. Gerai, tai tęsiant lyderystės temą, man irgi iš visų labai įdomu sužinoti,
kokį asmenį tu konkretų galbūt įsivaizduoji kaip didžiausią lyderį? Kanale tikrai turim ne vieną pavyzdį, būtent iš praeito podcast'o, jeigu žiūrėjote, buvo vienas labai solidus pavyzdys ir galbūt kažką panašaus galėtum. Galbūt nenorėčiau įvardyti kažkokio specifinio žmogaus, bet apskritai, kas man būtų lyderis ir kas man yra lyderiai gyvenime, tai žmonės, kuriems pakankamai rūpi, kurie turi galimybių ir kuriems pakankamai rūpi, kad tau padėtų. Galbūt įvardyčiau. Žmonės, kurie nuėjo tą kelią, kurį tu nuėjai ir kurie nepamiršo, ką tai reiškia ir pasirenka paaukoti savo laiką tam, kad tu arba 100% padaręs tas pačias klaidas pasimokytum iš jų, arba apskritai, jeigu tos klaidos nėra tokios esminės, kurias reikia padaryti, padėtų tau jų išvengti ir padėtų surasti geresnį kelią. Tai sakyčiau, žmogus, kuris lyderis yra žmogus, kuriam rūpi. O lyderių galėtų būti kiekvienas? Geras klausimas. Lyderiškų savybių turėti, manau, gali kiekvienas. Ar tikrai nuoširdžiai lyderių gali būti kiekvienas, aš šiek tiek skeptiškas, kadangi buvimas lyderiu reikalauja šiokios tokios atsakomybės. Jeigu tu vedi žmonės į priekį ir duodi tam tikrus patarimus, tu iš esmės prisiimi atsakomybę už tų patarimų pasekmes, jeigu žmogus jų paklausytų. Tai ne kiekvienas gali su šituo spaudimu gyventi, ne kiekvienas gali su juos sutvarkyti. Ir jeigu visi būtų lyderiai ir visi tik tai vestų, kas sektų? Teisingai. Gerai, tai lyderystė kaip ir apkalbėta, manau, labai gan detaliai ir tinkamai apibūdinta visa. Tai gal prieikime prie kitų mūsų turimų temų. Tai jeigu nueitumėte į Deivido LinkedIn profilį, jo aprašyme ten labai gražų skaičiai sukasi, su kokiais jam yra tekę dirbti. Tai neprašau projektų specifikos, neprašau jokių vardų ar panašiai, bet tiesiog koks jausmas dirbti su svetimais multimilijonais. Keistas. Ypač jaunam amžiui. Nes Media Buying pradėjau dar 12 klasėje būdamas, iš idėjos mokyklai. Galiu pasakyti, kad buvau visiškai pametęs supratimą, kas yra euro vertė. Dingo apskritai tokia koncepcija iš galvos, nes ateidavai į parduotuvę ir matai, čia skaičius, to tokio rimto vertės jausmo euro nebeturėjau visiškai. Nes surašinėja apyvartas arba surašinėja išleistas sumas ir kai tau kas porą valandų keičias 10 000 eurų į vieną ar į kitą pusę, paskui pradedi į tokius nedidelius skaičius nebekreip dėmesio. Ar tai gerai? Klausimas. Paskui tą vertę vėl iš naujo reikėjo atrasti, nes pradėjau truputėlį neatsakingai žiūrėti į pinigus, tarkim taip. Bet šiaip jausmas labai, labai fainas ir labai įdomus. Labai įdomus. Ypač rinkodarai turimą biudžetą, tai yra ant reklamos išleidžiamos pinigus, gali tiesiogiai surišti su kiek idėjų gali sugalvoti ir kiek jų gali ištestuoti. Nes leidžiant, tarkim, reklamą tam pačiam Facebook'e, jeigu turi 100 eurų į dieną, pasileisi galbūt 1-2 testus per savaitę. Jeigu turi 10 000 į dieną, jau gali truputėlį kitaip pradėti galvoti ir truputėlį platesniem auditorijom testuoti. Tai, tarkim, jaunų to darbo dienų, turint didelius biudžetus iš karto
vienas dalykas labai labai greitai renkės patirtį ir supratimą. Antras dalykas yra žiauriai smagu galėti savo idėjas pamatyti realiam pasauliu, kiek jos yra vertos, kiek jos yra kokybiškos ir daug testuoti. Tai smagu, labai smagu. Taip, tai yra man tekę kažkada kalbėti su vienu iš vienos Klaipėdos baldų įmonės, ten nežinau kokia tiksliai pozicija, bet irgi panašus reikalai. Ir sako, kai apskaitą skaičiuojam 1 milijonas, 2 milijonai, tai labai sunku paskui yra gyventi, kai tu ateini į parduotuvę, matai 10 eurų. 10 eurų. Yeah. Gerai, tai paminėjai frazę media buying. Yes. Tai paprasčiau, kad kiekvienas suprastų, kas tai yra. Tai media buyingas iš anglų išvertus reklamos pirkimas. Tai seniau tai atrodydavo, ateina verslas, tarkim vienas labai geras pavyzdys iš reklamos vilkų serialo, kuris šiaip apie verslą vienas turbūt geriausių, kokius teko matyti. Kokia cigarečių kompanija ateina. Ir darykit mums rinkodarą. Atėjo pas agentūrą. Ir tada agentūra ką? Pasiema, sumastų idėją, padaro posterius, juos kažkur reikia dėti. Kur juos dėti? Yra telekas, yra radijas, yra billboardai. Arba kokios nors skraviutas. Skraviutas, billboardai ir telekas šiaip neatsiranda, vadinasi, eini pas televizijos kanalus ir perki pas juos reklamą, tam, kad galėtų jie savo platformai talpinti. Tai šiais laikais iš idėjos niekas nepasikeitė, atsirado tik tai daugiau kanalų, atsirado e-mailas, atsirado didžiausios reklamo agentūros Facebookas, TikTokas, Google'as. Tai aš perku būtent socialiniuose tinkluose pagrindę. Tai esu tas visų mėgstamas žmogus, kai jie įsijungia social media, nori paskrolint kokius nors memus, draugų postus ar dar ką nors pamatyti ir mato krūvą neaktualių reklamų. Tai aš tas šiknius, kuris jas leidžia. Žino žmonės, ko nekęsti. Iš idėjos, taip. Taip, juokai juokais. Gerai. O yra tekę su televizija dirbti, ar dar ne? Ir ar norėtum? Jo, yra labai minimaliai tekę prisiliesti iš idėjos prie visų rinkodaros kanalų, ką Lietuva gali pasiūlinti iš tokių tradicinių. Tai tiek printas laikraščiuose, žurnaluose, tiek skrajutės mėtytos savo rankom į pašto dėžutes, tiek telekas, radijas, billboardai mieste ir panašus dalykai. Tai teko nemažai prisiliesti prie šitų dalykų. Taip. Tai gerai. Tai tavo taip pat LinkedIn profilyje yra irgi viena įdomi skiltis. Tai kad reklamai produktus nuo $5 iki ko ne $500,000. Ar galėtume, bent abstrakčiai pasakyti, kokie tai galėjo būti produktai? Aš žinau, kad apie tai negalima labai detaliai kalbėti, negalima kalbėti pavadinimais, tačiau tikrai, manau, bent jau galėtume vardyti objektus, kokie tai yra. Ir prie kokios atsakomybės buvo tavo rankose? Tai mažojoje spektro pusėje turim tokius mano galva kvailus dalykus, kaip mažos kempinėlės skirtos merginų makiažo blendinimui, kas kainuodavo ten €1.20 kokį nors, ne? Tai nuo visokių kosmetikos prekių iki lipant laipteliais į kokius $200-500 odinės piniginės, odiniai portfeliai, namų dekoras ir panašiai. Namų apyvokos prekės, iš idėjos visokios, kokias tik tai gali sugalvoti, papuošalai ir iki plaukiojančių namų. Iki plaukiojančių Iki plaukiojančių namų. Kol sufiltravo. Gerai. Gerai, tai apkalbėjom apie kokius produktus įmanoma buvo Deividui reklamuoti, tai dabar pakalbėkime apie šiek tiek strategijas. Minėjai plaukiančius namus ir minėjai kempinėlės. Kuom skiriasi jas reklamuoti? Konkrečius šios pavyzdžius ir paimkim. Taip, iš
iš esmės skiriasi tuo, kiek eurų reikia išleisti tam, kad vieną ar kitą produktą galėtum parduoti. Nes parduoda ne skelbimukas, va, žiūrėkit, yra mano produktas, nusipirkit. O parduoda, kai pasiūlai produktą žmogui, kuris išsprendžia problemą. Arba užgydo kokį nors skaudulį, tarkim tai. Nes kosmetika, tarkim, paimam, ne? Skaudulys yra koks? Paanalizuokim. Nu, Merginos perka kosmetiką. nu, Kodėl? Nu, kodėl? Kad gražesnis būtų. Nu, labai aštrus pasakymas, bet, Ja. Nu, yra, tarkim, kokie nors veido bruožai ar kūno nepilnavertiškumai, kuriuos nori paslėpti arba paryškinti. tai čia tas toks lipimas ant insecurities, tas Jo. visas Tai pardavimo vat- schema. Kosmetikos skaudulys yra kažkoks tai nepasitikėjimas savim arba poreikis ką nors paryškinti. Nu, ten koks vakarėlio makiažas, ne, jeigu pasiimtum kaip pavyzdį. Tai kosmetika sprendžia va tokią problemą. Tai reikia perteikti. Ir tai reikia perteikti reklamos formatu arba nuotraukoj, arba garsu, arba video. Tai va, kaip tą padaryti? Su kosmetika, jeigu pardavinėjai ten kokią nors maskarą skirtą blaktienoms paryškinti už 10, 15, 20 eurų, tau gali užtekti ko? Kad tas produktas yra kokybiškas, kad jisai atsparus vandeniui, jeigu išspaustų ašarą nenubėgs ir panašiai. Ne? Tai vat susirandi tokius skaudulius, bet vis tiek reikia suprasti, kuo tas žmogus gyvena, su kokiom problemom susiduria ir tą produktą pateikti taip, kad tas problemas išspręstum. Nes jeigu nežinotum, tarkim, kad va, apsiverksi ir nubėgs čia paskui juodi upeliai per skruostus, kaip tą dalyką perteiksi? Ir jeigu bus tavo konkurentas, kuris reklamui tai paminės, o tu ne, žmogus, aišku, kadangi perka iš emocijos, pasirinks tą, kuris labiau atitinka poreikius. Arba kuris išsprendžia labiau skaudančią problemą. Tai va galbūt tarp produktų tipažo ir kainų skirtumo skiriasi tie skauduliai, kuriuos išsprendžia. Nes vėlgi pavyzdys su plaukiojančiu namu. Kokį skaudulį tai išsprendžia? Nu, žmonės nori paatostogauti, ne? Išsinuomoji kokį nors namuką ar vilą miške. Nori paatostogauti, bet ir nori iš Kauno nuplaukti iki kokios Nidos, ne? Tai va turi tokią labai specifinę grupę žmonių, kuri turi labai specifinę problemą, kuri nori pasiplaukti su katamaranu, bet nenori kiekvieną vakarą švartuotis ir ieškoti, kur reikia išmiegoti. Tai va yra katamaranas, kuriam yra nedidelė virtuvėlė, yra terasa, yra miegamasis ir gali tam laivukiai išidėjęs gyventi ir su juo keliauti kažkur nedidelį atstumą. Ir tuo pačiu metu turėti vandens pramogas. Tai strategija tada pagal tuos poreikius ir išsiplečia. Ir tada atsiranda poreikis pasiekti žmonės skirtingais kanalais. Nes kosmetikai galbūt gali užtekti porą, trejatą, 5 kartų parodyti tą reklamą per skirtingus kampus Facebook'e ir pritraukti žmogų į svetainį įsimesti kokį email catcherį ir tada atsiųsti naujienlaiškį su specialiu kokį nors pasiūlymu. Na? Jeigu pardavinėjai porą šimtų tūkstančių kainuojantį agregatą, ta vartotojo kelionė, vadinama rinkodarai, yra truputį kita. Tai galbūt iš pradžių tik tai supažindinsi žmogų, kad toks produktas apskritai egzistuoja, tada parodysi jam visas pridėtinės vertes, parodysi, kokias problemas tai gali išspręsti, galbūt pasiimsi tik tai kontaktinę informaciją ir paskui turėsi žmogų, kuris skambins, ten susiplanuosi gyvą pasiplaukiojimą, ar duosi išsinuomot savaitį, pasižiūrėti, ar jam patinka ir tada po pusės metų vėl pas jį sugrįši su specialiu pasiūlymu arba su galimybė susikurti tą namukų išplanavimą tokį, kokį jisai nori, ir ten panaudoti medžiagas tokias, kokias nori. Tai tos strategijos iš idėjos yra visos vienodos iš tos pusės, kad susirandi problemą, susirandi, kam ta problema yra aktuali
ir pasiūlai sprendimą. Tai va, tik tai problemos yra skirtingos ir tai, kaip tu tuos sprendimus siūlai, irgi skiriasi su produktais ir jų kaina. Tai gerai, tai jeigu aš sakyčiau, kad apskritai rinkodara, media buyingas yra 99% psichologija, ar tai būtų teisybė? 99 gal ir ne, bet kad didžioji dalis yra creative, tai taip. Ypač dabar, kai labai daug dalykų automatizuoja algoritmai, kai Facebookas žino, kas kam patinka geriau negu patys žmonės. Ir tą dalyką labai gerai gali žmonės iš savo namų puslapio Instagram'e, tarkim, pamatyti. Nes tu įsijungi, yra iš karto postukas, kuris tau patinka, praskrolini, vėl yra postukas, kuris tau patinka, praskrolini, yra postukas, iš kurio tu pasijuoki, su kuriuo tu paliūdi. Tie postai visiems yra skirtingi. Nėra dviejų vienodų namų puslapių. Tai reklama įsiriša iš idėjos į lygiai tą patį algoritmą. Ir Facebookas sprendžia, kam, tarkim, kosmetikos reklamas rodyti ir kam ne. Kam žino, kad patiks pagal tai, ką žmogus šiaip žiūri ir kokius pomėgius turi ir kam ne. Tai tą techninę dalį išsprendžia algoritmai už tave. Lieka tada sukurti tas reklamas tokios, kurios virtiniai turinio išsiskirtų, kurios patrauktų dėmesį, ant kurių žmonės norėtų spausti, kurios arba atrodytų taip smarkiai kaip reklamos ir būtų su tokiu geru pasiūlymu, kad žmogus negalėtų atsisakyti, arba kad neatrodytų kaip reklama apskritai ir žmogus, tarkim, kabutėse tą produktą įsimylėtų ir jį paskui norėtų nusipirkti tais kanalais. Taip, gerai. Nepaslaptis, kad mūsų kanalas yra dauguma jaunimas ir jaunimas paskutiniu metu labai ambicingas ties šitais entrepreneurystės reikalais. Ir iš tikrųjų visos nišos pasaulyje pradeda pildytis naujų veidų, jaunų veidų ir marketingas, tas pats reikalas, taip? Yes. Tai pradėkim nuo to, ar pavyzdžiui, marketingas labai labai plati ir labai labai sena sritis, bet naujokų vis dar atsiranda. Tai kokia yra kaina ir ką turi padaryti naujokas, kad nuverstų senbuvį? Įdomesnis klausimas. Sakyčiau, galbūt vienas dalykas eiti kartu su technologijom. Jau minėtas AI'us. Labai stiprus įrankis, labai paklausus įrankis, labai nedidelė žmonių dalis apskritai versle, o ir rinkodaroj juo naudojasi, o jeigu ir naudojasi, labai nedidelė dalis jų naudojasi kokybiškai. Tai galbūt būtų vienas iš dalykų atsinešti know-how naujų technologijų. Antras dalykas, klausimas, ar senuosius reikia nuversti. Čia galbūt formuluotės klaida tokia savotiška. Galbūt būtų poreikis juos papildyti. Neatsinešti su savim arogancijos, nes rinkodaros pamatas iš idėjos nesikeičia. Tai vis tiek yra techniniai dalykai, kur su naujovėm, tarkim, seniesiams yra prisitaikyti ganėtinai sudėtinga, bet pamatas vis tiek yra psichologija. Pamatas vis tiek yra vartotojas, jo problemos ir sprendimų būdų pateikimas. Tai ar reikia senuosius rinkodaristus nuversti? Labai abejoju, bet galbūt tos naujos technologijos yra tas sritis, pro kur galima į šitą nišą įeiti. Tai sutiktum, kad pavyzdžiui, naujokai ir senbuviai, jeigu bendradarbiautų, pasiektų daugiau negu atskirai kiekvienas? Oi, faktas. Kaip ir skirtingų kanalų specialistai. Kažkodėl tam pačiam LinkedIn'e, tarkim,
arba kompanijose. Ne kažkodėl, dėl biudžeto viskas. Labai mėgsta pykti skirtingų kanalų specialistai. Tarkim, Google'as su socialiniais tinklais ir su e-mailu. Ir pykstas iš idėjos dėl to, kad visiems reikia biudžeto tam, kad galėtų savo kanalą auginti, kadangi biudžetas kompanijų yra tik tai vienas, visi gauna kažkokią tai dalį ir prasideda nesutarimai, kas gaus didesnę, kas gaus daugiau, kas gaus geriau. Bet iš idėjos išimk vieną kažkurią tai dalį ir verslas stoja. Tai pagrindas, nuo ko reikėtų mąstyti, tai yra tas bendrinis didelio paveikslo suvokimas, kaip visi kanalai įsiriša į bendrą strategiją, kaip visi prisideda prie kompanijos gerbuvio. Tai lygiai tas pats dalykas su žiniom ir praktiniu know-how. Jeigu gali atsinešti kažkokią tai naują idėją ir papildyti esamą strategiją, papildyti esamus metodus, nematau priežasčių, kodėl tas bendradarbiavimas negalėtų vykti. Taip. Mes su Deividu susipažinom prieš daugiau galbūt nei metus, kofeinė tiesiog, ir paskui prakalbėjom geras 2 valandas, kiek prisimenu. Ir jis man papasakojo, nuo ko visa jo veikla prasidėjo. Tai ir Deividas buvo naujokas, kaip nebūtų keista. Tai papasakok, nuo ko prasideda marketingo kelias, sakykime, paprastam individui. Ne kaip su įmonė, bet asmeniškai. Pradėjai pats nuo Instagramo puslapio, taip? Jo. Tai apskritai, mano kelias versle prasidėjo nuo asmeninio Instagramo. Tuo metu 12 klasės vidury turbūt sugalvojau, kad noriu įlysti į socialinius tinklus, išsiaiškinti, kas ten per dalykas. Ir tuo metu finansiškai labai neatsakingas sprendimas. Turėjau 1024 eurus sąskaitoj. Išleidau 1000 eurų ant Instagramo mentorship'o. Tai yra, sumokėjau bičui, kuris gaudės Instagramą tam, kad sugaudytų ir mane. Tai atrodo kvaila išleisti tokią sumą pinigų tam, kad kažkas internete tau papasakotų, kaip reikia daryti vieną ar kitą dalyką. Bet turbūt viena geriausių investicijų mano gyvenime, kadangi atvedė į verslą, atidarė labai daug durų. Netiesiogiai, bet pradėjo tą snowballą, suformavo pirmą gniūžtę, kuri paskui nuo kalno nusirideno. Tai pirmas žingsnis yra pradėti kažką tai. Tai tarkim, tavo atveju podcastas ar kokia nors tai lyderystės platforma, ne? Tai galėtų būti tas pats e-commerce'as ar koks nors šiais laikais ultra populiarus skaitmeninis produktas ar paslaugos teikimas ar dar kad ir kas, to paties organinio socialinio tinklų turinio kūrimas. Bet prasideda viskas nuo veiksmo. Tam, kad būtų kažkoks tai rezultatas, reikia veiksmo. Ką pradėsi, skirtumo kaip ir nedaug. Ir tada užsiimant vieną ar kitą veiklą, jeigu nori parduoti produktą, paslaugą, nesvarbu ką, reikia viešintis. Vienu ar kitu atveju nebūtinai save gali tą patį produktą. Ir visas viešumas iš idėjos palenda po rinkodarą. Ar tai būtų PR'as, ar tai būtų mokama reklama, ar tai būtų organinis turinys, visą tai lenda po rinkodarą. Ir tada išsirinkti tiesiog kanalą, kuris tuo metu tau atrodo aktualiausias, arba tas, kuriam turi galimybę, ir pradedi. Padarai vieną gerai, pasieki tam tikras savo lubas, pradedi atidarinėti kitus kanalus. Ir šitaip po truputuką važiuoji. Taip, tai sutiktum su idėja, kad pradžiai reikia, kad kažkas egzistuotų, o jau paskui galėsi padaryti, kad būtų geras tas reikalas egzistuojantis. Iš idėjos taip. Tai su visko realiai galima taip. Kaip ir elementaru. Neparduosi to, ko... gali parduoti tai, kas neegzistuoja, kiek ten yra prasmės, čia jau kitas klausimas. Bet iš idėjos taip. Iš pradžių reikėtų turėti kažkokią tai branduolę aplinkui, kurį gali kurti
tarkim, verslą. Gerai, tai Deividas, kaip jau sakė prieš tai, jam tai yra 22 metai ir pradėjai, sakėjai, 12 klasiai, tai kas yra dažniausiai 18 metų maždaug. Yes. Tai 4 metai, ką galėtum papasakot iš tų 4 metų jau tos, sakykime, kelionės, kokius žmonės sutikai, gali neminėti vardais, bet gali pasakyti, ką daugiausiai sužinojai iš jų, apskritai, kaip pasikeitė visas gyvenimas. Kardinaliai. Sakyčiau, kardinaliai. Apskritai, išėjus iš mokyklos, išėjus iš tos edukacinės sistemos į verslo pasaulio, apskritai požiūris pasikeičia labai smarkiai. Nes pradedi važiuoti nebe ant užduočių, nebe ant kažkokių tai iškeltų mokymosi tikslų, o pradedi suprasti, kodėl pasaulis yra toks, koks jis yra iš tos ekonominės pusės. Nes suvoki, kad didžioji dalis dalykų važiuoja dėl pinigų, į darbus visi eina dėl pinigų, įmonės dirba dėl pinigų, kokios papildomos motyvacijos čia yra kitas klausimas. Bet tas esminis požiūrio pasikeitimas, kad tavo egzistencija, tavo indėlis ir tavo darbas turi nešti kažkokią tai pridėtinę vertę, nebūtinai vien tik tai finansinę, bet kažkokią tai pridėtinę vertę. O čia buvo turbūt didžiausias pokytis. Nes mokyklai darbas yra iš idėjos pasirodyti, parašyti atsiskaitimus, gauti diplomą. Versle vien tik tai pasirodyti neužtenka. Reikia performance. Ir norint operuoti aukštam lygyje, turėti gerą atlyginimą, dirbti su įdomiais ir impactą turinčiais projektais, turi performance labai gerai. Ir tas atsakomybės jausmas, kuris privalo atsirasti pas kiekvieną, norint tokią veiklą užsiimti, irgi yra tas kardinalus pasaulėžiūros pasikeitimo elementas. Gerai, tai va dabar irgi įdomus klausimas bus ir man prisitaikantis. Pavyzdžiui, aš ir dauguma mano aplinkinių pažįstamų nekantrauja vietoj šokinėje, kada mes ištrūksim iš tos mokyklos. Ir Deividas yra jau už mus vyresnis žmogus ir jau patyrė tą išėjimą iš mokyklinės aplinkos, tačiau jis vis dar yra jaunesnis už tą vidutinį žmogų, kuris sako, mokyklai geriau buvo, džiaugtis dar kol turi. Tai kaip iš tikrųjų yra dabar, kai jau išeini, bet galbūt dar nesi pajautęs to, kad gal iš tikrųjų mokyklai buvo geriau. Ar taip yra? Mixed feelings. Matai, mano pradinių klasių mokytoja mane visą laiką vadindavo nekonformatu, kadangi mokyklos per daug nesureikšmindavau. Taip ir nenuėjau į išleistuvės, atestatą pasiėmiau turbūt tik tai kokį spalio mėnesį. Tai galbūt nesu geriausias žmogus klausti apie mokyklą, bet bendrai, sakyčiau, pasiilgau galbūt to atsakomybių neturėjimo. To savotiškai pasiilgsti rutinos, kadangi po mokyklos iš karto įkritau į darbą, kur svarbu buvo tik tai rezultatas, o ne tai, kad ateitum. Tai yra ne tradicinis korporatyvas, ne tradicinis ofisas, o tas visų norimas dirbti iš kur nori, kiek nori, svarbu rezultatas būtų padarytas modeliukas, bet atėjo realizacija, kiek sunku yra planuotis darbus, kiek sunku yra planuotis dienas, kaip sunku yra turint galimybę užsiimti kitom veiklom ir turint finansų
galbūt pakeliauti ar nusipirkti vieną kitą patirtį, veiklą ir panašiai, sėdėti dieną iš dienos po 10, 12, 14 valandų prie kompo ir daryti darbus. Tai pasilgsti to vėjo vaikiškumo mokykloje, kur atėjai, pasidarėjai savo darbus, viskas už tave sustiguota, tvarkaraštis sudėliotas. Galbūt čia viena iš dalių, kodėl man kareivinių režimas Bazekė tai patiko, Kaspo. Jis atsikeli kiekvieną dieną tuo pačiu metu, tau pasako, ką reikia padaryti, atėjai, padarėjai su Hebra, pajokavai ir kaip ir faina. Kai reikia pradėti visus tuos dalykus valdyti pačiam ir nešti už tai atsakomybę, jeigu tu jos pasirinki daryti ar nedaryti, buvo netikėtai sunku, įvardysiu tai. Tai mokyklai buvo geras, smagus laikas, kiek dalykų tenai besimokytų panaudoji. Klausimas galbūt nuo srities priklausytų, bet sakyčiau, kad būčiau norėjęs mokykloje atsakingiau žiūrėti kalbas. Ir tėvas man bandydavo šitą dalyką įkalti galvą, aišku, supratau tik tai išėjęs, bet turbūt kalbos būtų tie dalykai, kurių kartodamas šitą patirtį gyvenime pro pirštus nebepraleišiu. O visa kita iš idėjos techniniai įgūdžiai, kurios darbe galėtum išmokti, nebent nueisi į medicinos pusę ar ką nors tokio daug techninių įgūdžių reikalaujančias rytį. Ja, tai pasilgsti gerą laiko, pasilgsti kasdienės rutinos, bet šiaip gyvenimas pasikerčia kardinaliai ir ar norėčiau grįžti, natūraliai. Gerai. O dar vat yra vienas toks aspektas. Jeigu, pavyzdžiui, aš dar esu mokyklai ir jau ją sąlyginai greit baigsiu, Yes. kokias aš patirtis dar turėčiau su savim iš jos išsinešti, kol dar galiu, ką patartum, kad, paskui būtų lengviau kontaktai. Ta pati man sakė ir per mūsų pirmą susitikimą, kiek detaliau apie tai. Matai, toks įdomus fenomenas. Mokyklose pas tave spėjau lygiai tas pats, nes kiek kalbėjau su žmonėm kartom, netgi iki manęs, visiems kiekvieną kartą įvyksta tas pats dalykas. Ateina 12 klasė, iki tol visi savo grupelėse, visi savo klikose tose vadinamose. Ne? Ateina paskutinis skambutis, pabūna šimtadienio renginukas ar dar kas nors, ateina suvokimas, kad visi išsiskirs, visa laida pasidaro vienas vienetas. Visi pasidaro draugai, visi pradeda bendrauti, paskui gatvėje, jeigu prasilenkia, visi pasisveikina. Tai atsiranda tokia savotiška vienybė. Kodėl? Kodėl nebuvo galima iki tol bendrauti, kodėl nebuvo galima tų kontaktų išsinešti anksčiau, kodėl nebuvo galima draugyšių susikurti. Negaliu atsakyti. Bet turi dar metus, aš to vietoj pasivaikščiočiau po mokyklą su intencija pasigaminti draugų. Tarkim taip. Prisirinkti kuo daugiau pažinčių ir išsinešiau tai. Nes mokyklos turbūt dvi didžiausias pridėtinės vertės, mano galva, vėlgi sakau, yra kalbos iš tų techninių dalykų, ką gali tenai išmokti, ir žmonių ratas, kurį gali iš tenai išsinešti. O gerai, o ir praeitam podcast'e apie tai diskutavom, kaip yra su universitetu. Negaliu atsakyti, nestudijavau. Bet vis tiek, manau, yra draugų rate turi žmonių, kurie studijuoja, vis tiek kažką galėtum apie tai. Ką būtent? Ką iš universiteto išsinešti? Aišku, profesinis įgūdis, bet universitetas daug platesnė terpė negu mokykla. Tai va, iš vidaus nemačiau, negaliu labai atsakyti tau į šitą klausimą, bet žiūrint iš išorės,
dabar kadangi mano laida 4 metai po mokyklos jau visi baigia, tie, kas išeina su daugiausiai galimybių pabaigę universitetą, buvo tie, kurie daugiausiai subendravo su dėstytojais, išvyko į daugiausia universiteto finansuojamų kelionių ar mainų, ar dalyvavo kažkokiuose tai projektuose ir susirinko pažinčių. Čia yra pagrindas. Nes su žiniom išeina visi daugiau mažiau vienodai. Tie, kas pakeliauja po pasaulį, tie, kas atlieka praktikas, tie, kas išvažiuoja į vieną kitą projektą, ar apsiima organizuoti visokius renginius, ar bendradarbiavimus su įmonėm ir panašiai, tie, mano galva, išsineša daugiausiai. Ir tie paskui turi daugiausiai atvirų durų. Darbo jiems ieškotis kaip ir nereikia, nes dažniausiai tas galimybės vienu ar kitu būdu ant lėkštutės būna patiekiamos. Keletas mano kolegų verslus sukūrė dar būdami universitetuose, bendradarbiavom tais pačiais dėstytojais ir panašus reikalai. Tai atsakyčiau, galbūt ta užklasinė veikla yra grožis universiteto, ką gali iš tenai įsinešti be to pagrindinio žinių bagažo, kam jisai yra skirtas. Tai apskritai esmė pasinaudoti duotom galimybėm. Ja. Gerai. Tai mūsų jau kaip ir laida eis į pabaigą, bet dar šiek tiek turime laiko, tai pakalbėkime apie ką dabar apskritai veikia. Dabar konsultuoji verslus kuom. Taip pat irgi marketingas, rinkodara, B2B. Kas ten vyksta tame reikale? Jo, tai konsultuoju iš idėjos rinkodarą, kur reikia konsultuoju taip, bendrai verslą. Tai yra klientų aptarnavimas, jeigu tai yra kokie nors fiziniai salonai ar fizinės pardavimo vietos. Tai yra bendras verslo modelis, galbūt pagalba atrakinant papildomus pajamų šaltinius, įvedant papildomas paslaugas ar papildomus produktus, be abejo rinkodara viešinimas tų paslaugų ar produktų ir bendrai pagalba alokuojant išlaidas, kiek reikėtų leisti vienam kitam rinkodaros kanalui, kiek reikėtų dėmesio skirti brandingui, kiek reikėtų dėmesio skirti galbūt erdvei, kurioje tas verslas operuoja ir panašiai. Tai va tokie bendriniai dalykai keičiantis esmę plus verslo viešinimas. Gerai, o kokia bus ateitis, ką mąstai, kokios vizijos, kokios svajonės ir norai ar poreikiai? Galbūt paprašysiu apibrėžti laiko tarpą, nes tie tikslai ir norai labai smarkiai skiriasi pusę metų nuo dabar iki 5 metų, nuo dabar iki 20 metų nuo dabar. Tai apie kokią laiko tai juostą pakalbėkim dalim. Tai sakykim, tiek pat, kiek jau praėjai, dar 5 metus, tada 10 metus ir, žinkim, 20 metus. Ateinantį 5 metį galbūt dar atiduočiau mokymuisi. Nebūtinai formaliam, tikrai neformaliam, o darbui skirtingose įmonėse ar darbui agentūrose su kitokiais klientais, su kitais mentoriais, tam, kad susikaupti kuo daugiau žinių ir informacijos. Nes buvo vienas laiko tarpas gyvenime, kai sužinojau per labai trumpą laiką labai daug ir kai labai greitai progresuoja jausmas, kad žinai viską atsiranda greičiau negu reikėtų, tarkim taip. Tai buvo poreikis jau tą savotišką aroganciją atsiradusią apsikarpyti, nes arogancija iš idėjos yra didžiausias priešas mokymuisi, kai nesugebi pripažinti arba kai nenori pripažinti, kad
ko nors nežinai, iš idėjos nebeužduodi klausimų ir nebesimokai. Tai šitą dalyką sušlaviau po kilimu ir palikčiau šitą laiko tarpą pasimokyti. O dar apgalvotum galimybę eiti į universitetą ar kolegiją? Nežinau, jeigu atsirastų realus poreikis, visiškai nematau tame problemos, bet bendraujant su žmonėm, kurie pabaigė tas studijų programas, į kurias buvo minčių kažkada stot, nelabai matau prasmės. Su ta darbinė patirtim, kurią turiu, nelabai matau prasmės šiuo metu. Gerai, tai pakalbėkime apie 10 metų nuo dabar. Tai jau 5 metus, tai nuo to 5 mečio. Nežinau, turbūt daryčiau savo dalyką. Koks jisai turėtų būti, nežinau, labai toli nuo kompetencijų zonos tikriausiai nenukrypsiu. Vis tiek tai bus su pardavimais ir rinkodara susiję dalykai. Tai ar tai būtų kokio nors naujo produkto kūrimas, ar tai būtų whitelistintų produktų pardavimas, čia nežinau, tolimas laiko tarpas, bet norėtųsi jau po to laiko savo tokį ilgalaikį verslą pradėti daryti, o nebe nedidelės apimties projektais užsiimti. Na ir tada jau po to reikalo dar 10 metų į priekį kas? Ar jau sunku? Negaliu atsakyti. Taip, bet bent jau abstrakčiai, kokios vizijos po 15 metų, po 20 metų? Norisi kurti ką nors. Ar tai būtų kažkokia tai pozityvę socialinę pridėtinę vertę visuomeniai, ar individualiems žmonėm, ar produktus, ar paslaugas, ar dar ką nors. Meną galbūt pradėsiu. Nežinau, bet norisi kažkur tai tas žinias ir smegenų ląsteles panaudoti. Tai kažkada su draugais bediskutuojant sumąstėm, kad verslas turbūt yra vienas didesnių galvosūkių, kokį gali susigalvoti gyvenime. Ir kadangi mes smegenius krūtint mėgstam, tai vienokį ar kitokį tą galvosūkį susigalvosim ir bandysim išspręsti. Puiku, tai užbaigiant visą mūsų šią laidą, paprašysiu palinkėjimo vidutiniam mano kanalo žiūrėtojui. Aš dabar kaip kanalo vedėjui užminsiu truputį ant pėdos, palinkėdamas kanalo žiūrovams būti ne vidutiniais, o išskirtiniais. Taip, ne tai turėjau omeny, bet labai gera metafora. Labai norėtųs palinkėti mažiau dėmesio kreipti į aplinką iš tos pusės, besimatuojant, kas ką nuveikia, kas kur nuskubėjo, ar kas kur nors stagnuoja. Nes laiko juostos, kaip pradedi įsitikinti gyvenime, po kurio laiko labai smarkiai keičias. Ir vieni ar kiti gyvenimo etapai, kurie atrodo labai greitai, paskui gali sulėtėti. Tie, kurie atrodo labai lėti, paskui šauna taip, kad nebespėjai pasivyti. Tai vėlgi grįžtant į pačią pradžią, dar kai kalbėjom apie kariuomenę, norėtus palinkėti kiekvienam atrasti tą kodėl labai giliai krūtiniai. Susigalvoti, kaip nori tą kodėl pasiekti ir tą kryptim judėti. Taip, puiku. Tai ačiū Jums labai už investuotą laiką. Manau, atsipirks tikrai laikas kokybiškai. Ir taip pat ačiū labai Memel Talk, kad davė prieigą prie šios studijos. Galbūt tai ne paskutinis kartas joje. Ačiū jiems dar kartą labai. Jų kanalą rasite taip pat aprašyme.
Na ir viskas, tai ačiū Deividui labai, kad sutiko pasifilmuoti mūsų kol kas dar kukliam, bet sakykim, kad su labai dideliom ambicijom kanale. Tai ačiū tau. Ačiū tau, kad pakvietei. Nėra už ką. Tai ačiū Jums ir viso gero.